Vat Surski. Kaip skaitot pats? Ar bus recesija? Ar bus recesija? Visi ekonomistai vienu balsu tvirtina, kad šita recesija bus V formos, double V formos. Nu, va tokia. Tai reiškiasi, kad jinai bus va tokia. Double V formos. Nu tai ką turim? Reiškiasi, kad turim fantastišką situaciją. Reiškiasi, pas mus double V raidė yra uždrausta konstituciškai. Reiškiasi, recesija yra neįmanoma. Europoje yra dvi šalis uždraudusios V formos recesiją. Tai Lietuva ir Baltarusija. Mes konstituciškai agudai prezidento įsaku. A jūs girdėjot, kad graikai pinigų turi tik tai iki spalio pabaigos. A toliau bankrotas? Nu va, jūs kalbat, tarsi būtumėt studijavęs politinę ekonomiją partiniai mokyklai. Spalio viduryje aš jūs noriu paprotyti, kad prisirpsta alyvuogės, surūksta jaunas vynas ir ožkų tešmenai prisipildo pieną. Taip, kad graikams spalio vidury pinigai jau nebereikalingi. Nu gerai, o italai? Spalio pabaigoje Italijoje prisirpsta triufeliai, alyvuogės, vynogės, nu ir avių tešmenai prisipildo pieną. Taip, kad spalio pabaigoje Italijoje pinigai italui tik tai kenkia. Nu, o jeigu bankrutuos Ispanija ir Portugalija? Spalio pabaigoje Iberiumo pusiasalyje prinoksta ir vynogos, ir alyvuogos, išdžiūsta pomidorai ir kiaulės kumpiai. Bet to palei krantus ima skalauti sardinijų ir ančiuvių būreliai. Ten spalio pabaigoje pinigų nebereikia. Nu, nesuprantu. Jūs dabar bandot įrodyti, kad pinigai jau taip niekam jau ir nebereikalingi. Reikalingi pinigai yra rusams, nes ten nėra nei alyvuogų, nei vynogų, nei ten karvės tešmenai sklidini pieno. Ir dėl to pas jos krizė bus kaip keturguba raidė, kaip 100 Volkswagen ženklų. 1000 Volkswagenų bus krizė ten.